Sveikutės mergaitės, su mumis šiandien Horos Taro ir pasižiūrėkime, ar jis galvoja šiandien apie jūs ir galbūt kortos atskleis kažką slapto. Pasižiūrėkim. Ar jis galvoja šiandien apie jūs? Pagalvokite apie savo žmogų, arba nebūtinai apie savo, apie tą, kuris jums ramybės neduoda mintyse, apie tą, apie kurį jūs norite sužinoti, apie tą, apie kurį jūs galvojate ir kurio galbūt pasiilgote. Ar jis galvoja šiandien apie jūs? Pirmas variantas. Antras variantas. Trečias variantas. Ir ketvirtas variantas. Na, tikriausiai jau išsirinkote savo variantą, pagalvojate, kuris čia, intuityviai pajutote. Ir pradėkime nuo pirmojo varianto, ką jis apie jūs galvoja šiandien, ar jis galvoja apie jūs šiandien. Taip, kardų tūzas, magas, aukščiausioji žinė, imperatorė, 6 taurės, jėga ir 7 kardai. Galvoja jis apie jūs, galvoja apie jūs tai, kad jūs esat be galo stipri moteris, kuriai labai svarbu yra jos pozicija, jos garbė, jos aplamai jos vieta po saule. Ir jisai galvoja apie jūs, būtent kaip čia iki jūsų būtų gerai su jumis susitikti, būtų gerai su jumis praleisti laiką. Bet ir jūs jam truputėlį tokia paslaptinga, gal net visai netruputėlį, o gal gerokai paslaptinga, nes jisai norėtų kažkokį suregzti planelį, gal netgi tokį, žinot, visai, kaip sakyti, beprotišką planelį. Jo galvoje subrendo tas planas, kad reikėtų kažkaip tais kažką tai nuveikti ir reikėtų su jumis susitikti arba tiesiog kažką netgi į ateitį su jumis paplanuoti. Va, ir jis nori, bet jis nori būti tokiu, žinot, jūsų akise irgi labai šaunių vyrus, šaunių tokių, kurio žodis yra
labai svarus ir kuris visą laiką nusveria į savo pusę. Ir jam labai svarbu taip pat, ką jūs apie jį galvotumėt, bet šiuo metu jūs neatsiveriate jam. Jūs jam kažkaip tai paslaptinga ir jis visaip mėgina suprasti tą jūsų paslaptį, visaip mėgina įspėti jūs, ką jūs ten savo galvojate. Bet jisai pasiryžęs, kaip sakyt, veikti ir jisai nori su jumis kažkokį planą įgyvendinti, su jumis jisai nori. Va, ir tą planą subrandinęs jisai kažką siūlys, bet dar truputėlį, nors bendrai gali būti ir labai greitai tas pasiūlymas kažkoks gali būti, bet jo mintis yra šiandien, kad jūs esate labai stipri. Ir jisai nenori atsilikti. Ir žiūrėkite, magas yra aukščiausioji žinė. Tai ohoho porelė. Ir vienas kito, sakyčiau, vertas. Ir vienas toksai paslaptingas su savo beprotiško mintim, su savo planais, su savo netgi galbūt, kas ten žino, galbūt netgi magiškais veiksmais. Bet ir jūs, mergaitės, na čia ir porelė. Tokia magų raganių porelė. Tai žodžiu, bet ir jūs žinot, jūs nepasiduodat, vat kas yra čia įdomiausia, kad jūs irgi esat atspari jo visokiems kerams, jo visokiems paslaptingumams ir subrandintiems magiškiems planams, jūs esat atspari. Ir jūs turit savo nuomonę, turit tvirtą savo poziciją ir jūs jam nepasiduodat. Ir žiūrėkit, jisai čia, ką jis bedarytų, kokius planus berekstų, iki kokios, kaip sakyt, sunkiai įsivaizduojamos beprotybės veiktų į jūsų pusę, bet jūs tokia, žinot, šaltų žvilgsniu, jūs savo nuomonę užrašiusi ir pasakiusi ir bus taip, kaip norite jūs ir ne kitaip. O jis nors ir magas, bet žiūrėkit, lieka kažkur tarsi ta kažkokia būtybė už nugaros trypčiot, šūkčiot ir žinot, taip ir sumenksta tas magas prieš aukščiausiąją žynę. Bet jisai, žinokit, jisai vis tiek užsispyręs kažką taip mėgins daryti ir žiūrėkite, tada krenta imperatorė. Ir tą imperatorę jisai vis tiek, kaip sakyt, nori ir galvoja jisai apie jūs tokios pačios gražiausios nuomonės. Ir imperatorė, ir aukščiausioji žinė, tai pačios tokios stipriausios ir geriausią reikšmę turinčios kortos aplamai taro kortų kaladėje, apie moterį, jeigu apibūdinant. Tai jeigu, pavyzdžiui, aukščiausioji žinė yra tokia šalta ir nelinkusi į jo pusę jokių veiksmų imtis ar juo labiau atsakyti į jo tuos beprotiškus planus, į dar kažkokius tai veiksmus, tai jisai mėgins kitaip prieiti prie jūsų. Jisai mėgins tą savo planą realizuoti per tokį kitą apėjimą. Jis, žinot, kaip sakoma, jeigu uždarė duris, tai jis ieškos lango, kuris praviras. Ir jis bandys kitaip suminkštinti jūsų širdį. Jisai, ne veltui jisai magas, jisai taip gudriai veiks, jisai veiks, kaip sakiau, gali būti netgi beprotybė kažkokia. Jis gali ieškoti pažinčių per kažką tai, per kažkokius pažįstamus, per kažkokius prisiminimus. Gali mėginti manipuliuoti netgi, gali mėginti
kažkokius tai sukelti jums sentimentus, kurie iš praeities jums kažką primins, dėl kurių jūs galėtumėte tiesiog suminkštėti, atsileisti. Nes čia aš matau tokią poziciją moters, kad jinai pakankamai šalta yra ir ta šalta pozicija, jisai mėgins per kitą pusę apeiti. Jis kaip tik mėgins, matot, ta aukščiausioji žinė nusisukus nuo to mago, bet jisai mėgins apeiti aplink kitą. Iš kitos pusės visiškai, iš kurios galbūt netgi jūs ir nesitikite. Ir jis mėgins per tokius dalykus, kad per jūsų širdį, kad suminkštint jūsų širdį. Jisai suras tokią nišą. Nežinau net norisi pasakyti, kad per kažkokius jausmus, per kažkokį švelnumą, jis bet ko gali imtis. Gali per pažįstamus, per draugus, per prisiminimus, per praeities prisiminimus. Netgi gali ieškoti jūsų kažkur palankumo per pomėgius, per jūsų kažkokias tokias silpnasias vietas, per jūsų sentimentalesias vietas, netgi per kažkokius, ar gyvūnus netgi gali būti. Netgi, nes dažnai turim savo familiarus, taip ar ne, ir netgi per familiarus gali eiti tas magas. Tai jisai gali imtis bet kokio paties beprotiškiausio žingsnio ir dar turėkit galvoj, kad jis apeis per aplinkui, kad suminkštintų širdį jūsų ir tikėkitės manipulacijos. Jis tikrai gali manipuliuoti, nes jisai nusiteikęs triumfuoti, jisai nori triumfuoti. Jisai pirmiausiai apie save yra tos nuomonės, kad jisai iš bet kokios situacijos turi išeiti nugalėtojų ir jisai bet kokią situaciją nori valdyti. Ir žiūrėkite, ir aišku, čia ta jėga krenta ir 7 lazdos. Tai va, o 7 lazdos jisai pasirengęs kovoti iki, kaip sakyt, nukritimo. Jis nepasiduos. Nusiteikęs kovoti ir nusiteikęs, kad jo būtų viršus, kad jisai pasiektų savo, nors ir kaip jūs nepalenkiama būtumėt, kad ir kaip jūs būtumėt šalta į jo pusę, išdidi, ar jam net neįmenama mįslė, nors jis koks magas bebūtų, jisai nori tas paslaptis įminti. Ir jisai sieks taip padaryti, kad jis jūs sudomintų. Ir žinot, dar toksai dalykas, jisai susirinks visą informaciją apie jūs. Iš praeities, iškapstys tokių faktų, kurių jūs net nesitikit. Kad galėtų jumis manipuliuoti, kad galėtų iki jūsų prieiti ir tokius planus jisai subrandins. Jisai nepasiduos, jisai bus užsispyręs. Dėl to jisai bus toksai atkaklus, kad jūs be galo jį traukiate. Jisai negali pralaimėti, jisai negali pasirodyti kažkokiu tai netikėliu, negali. Jo ambicijos neleidžia jam taip. Taip, tai antrasis variantas, ar jis galvoja apie jūs? Nuosaikumas. Aukščiau pirmąjį. Taip, 2 taurės, teismas, pentaklių karalius, taurių tūzas, pentaklių riteris ir 3 lazdos. Aišku, kad galvoja, žinoma, kaipgi ne. Jisai taip. Ir nuosaikumas. Jisai
Nori jisai, žodžiu, būti įsitikinęs dėl savo stabilios pozicijos, žodžiu, kad jūs palanki jam, kad jūs irgi jam jaučiate kažkokius jausmus. Jis galvoja ir vis savo mintise, žinot, tai vienaip, tai kitaip, tai vienaip, tai kitaip. Tai suabejoja, tai vėl lyg tai tą teigiamą pusę, tai į neigiamą pusę, tai vėl tos abejonės jį kankina. Ir jisai iš tikrųjų labai neramina jį tos abejonės ir tas toks nuolat kažkoks abejojimas, kur jūs dabar, kur jūs šiuo metu, ar jūs jam jaučiat tą patį, ką jisai jums jaučia, ar čia viskas gerai, ar čia viskas bus gerai, ar įmanoma iš visų jumis būti kartu, ar įmanoma jūs turėti savo glėbyje. Vat tas toks neužtikrintumas dėl jūsų pozicijos netgi krenta. Ir toliau įsimylėjėlių korta ir jisai rodo, kad taip, tai be galo šilti jausmai, jisai myli, jisai tiesiog myli jūs ir jisai aišku, kad galvoja, kaip jis gali negalvoti. Jeigu jisai be galo myli jūs, jūs jį traukiate, jūs jam be galo graži ir jisai jaučia, kad taip, jisai pagaliau surado savo moterį, savo žmogų ir jisai tinkamai pasirinko. Ir jisai labai bijo, jisai ko bijo? Jisai bijo, kad jisai nevertas jūsų, kad tas teismas įvyks, ar jisai tikrai vertas, ar jisai tikrai nusipelnė jūsų, ar jisai tikrai tas pentaklių karalius, kurį jūs galėtumėte mylėti. Ir jo mintis yra tokios, kaip čia pas jūs iki jūsų dasibelsti, kaip čia jums parodyti tą savo meilę. Gal jis netgi kartais bijo, kad jisai nėra pakankamai turtingas, kad jūs sužavėtų, kad jisai gali jūsų nepatempti, kad jūs galite, tiesiog jūs per gerai jam galite būti, jisai taip galvoja. Bet jisai svajoja apie jūs, kad jūs gersite tą meilės taurę visą likusį laiką, visą likusį gyvenimą ir, jisai kitokių minčių neturi. Jisai, žodžiu, aišku, kad galvoja apie meilę, kaip čia ką daryti, kaip geriau pasielgti, kaip teisingiau pasielgti ir kaip sakyt, jumyse tą emociją sužadinti. Ir žinot, kai jisai taip pagalvoja, kad galbūt tik tais jisai jūs myli, ir jeigu jis kartais pagalvoja, kad kiek jisai bepila tą taurę meilės ir jisai negauna grąžos, dėl to jam nusvyra visos rankos, jo emocijos tokios ir kažkoks abejojimas, kažkoks lyg ir noras veikti, lyg ir noras imtis kažko, lyg tai jisai kažką jau prisisvajojo ir va štai imsis, bet vėl kažkaip save nugesina ir kaip čia krito tas nuosaikumas, tai taip ir sviruoja, tai viena pusė, tai kita. Ir tai aš ją labai myliu, tai gal jinai manęs nemyli, tai aš čia jai galiu pasiruošęs atiduoti viską, ką turiu, bet vėl jisai atsitokėja ir pagalvoja, kad nelabai aš čia kažką iš vis turiu, ką jai galėčiau duoti, nebent vyno taurę įpilti, nebent savo meilę atiduoti, bet tai kas jai ta meilės taurė ar ten vyno taurė, aš jai per prastas, aš jos nepatemsiu, bet žiūrėkite, jisai vis tik tai galvoja, kad reikėtų imtis ir jisai subrandinęs gal jau yra tos planus savo ir jisai galvoja, kad tikrai reikia imtis veiksmų, nes jeigu aš abejosiu, jisai tą supranta, kad jisai čia labai abejoja ir tikėtina, kad jisai imsis kažko tai ir pagaliau bent smulkų žingsnelį kažkokį padarys į jūsų pusę. Taip, trečiasis variantas, ar jis galvoja apie jūs.
Taip, 3 pentakliai, 8 pentakliai, fortūnos ratas, vežimas, 6 lazdos, 5 taurės ir taurių karalienė. Taip, ir vėl vyruko galvoje, kad reikia taip. O, čia tokios labai gražios mintis ir žiūrėkit, jisai pirmiausia galvoja, kad taip, reikia mano mergaitei dovanų. Taip, ir nori jisai dovanų jums nupirkti. Ir jis gal netgi žino, ką jums nupirkti, kas jums patinka. Ir žiūrėkite, ir jisai tikrai stengiasi būti tuo jūsų akise turtingu jaunuoliu, turtingu vyru, kuris planuoja pas jūs jau atvykti. Ir panašu, kad jisai su dovana atvyksta. Gal jau netgi mergaitės šiuo metu jisai jau kelyje. Gali būti ir toks dalykas. Ir žiūrėkite, jisai, kad nupirktų tą dovaną, kad ar bent jau galėtų pas jūs atvykti, jis dirbo, jis ruošėsi, jis uždirbinėjo pinigus, jis rinko tą dovaną, jis ruošėsi ir jo netgi tas emocinis pasiruošimas labai toks aiškus. Ir štai pagaliau jis gali jums atnešti, kad ir kažką nelabai tokio brangaus, nelabai tokio išskirtinio, bet tai nuoširdu bus. Tai nuoširdu bus ir jisai galvoja atvažiuoti pas jūs, žiūrėkit, ratai, fortūnos ratas, vežimas, jisai džiaugiasi savo tuo pasiekimu. Jam tai pasiekimas, kad jis gali atvažiuoti taip, kaip jis įsivaizdavo pas jūs. Galbūt jisai netgi su savo nauju automobiliu pas jūs atvyksta. Galbūt kažkokia arba dovana, kurią jisai dovanodamas džiaugiasi ir didžiuojasi tuo. Ir jisai jaučiasi, kad jisai toksai, žinot, pasiekė tai, ką jis uždirbo. Ir jisai didžiuojasi savimi, nes jisai uždirbo pats, pasiekė pats, įdėjo pastangas ir pasiekė tai, ko jis nori. Ir gali būti, galimas daiktas, kad jisai galbūt čia nusipirko savo naują automobilį, kokio norėjo, nes daug dirbo ir daug krovė pinigėlį prie pinigėlio, kad atvažiuotų taip, kaip jis įsivaizduoja tą atvažiavimą. Tik žinote, jisai labai irgi bijo, kad jūs, jo, kaip sakyti, neatstumtumėt. Jisai abejoja dėl jūsų jausmų, dėl jūsų būklės, kas liečia tuos šiltus jausmus. Bet jisai, žiūrėkit, vis tiek jo mintis labai, čia tas 5 taurės labai toks šmėštelėjimas, tarsi, žinot, galvoja, kūrė planą ir arba jisai iš vis galvoja kažkur jūs nusivežti, kažkur jums kažką, tai jisai veiksmo korto, suprantat, čia daug dirbo, jisai stengiasi, svajojo, dėjo pastangas ir jisai vis galvoja, kaip tą savo svajonę iki galo įgyvendinti, kad tik tais jis nebūtų atstumtas su savo tokiu, žinot, čia kaip koks nugalėtojas atvažiuoja su savo finansais, su savo gražiu įvaizdžiu, su savo kažkokią dovanėlę ir jisai galvoja, o jeigu jūs jį atstumsit, kas tada? Bet negalvoja, aš tą švelnę, mylimą moterį vis tiek sugebėsiu palenkti į savo pusę. Ir jis apie jūs galvoja, kad jūs be galo graži, kad jūs be galo patraukli, kad jis jūs nori, geidžia. Ir jūs esat švelnumo ir gėrio, kaip sakyt, įsikūnijimas. Ir jis jūsų geidžia. Jis pasiilgo, jis jūsų geidžia, jis jūsų nori ir
Čia vienos mintis, kaip kuo greičiau pas jūs atvykti ir kaip geriau pasirodyti prieš jūs. Tai čia toks noras įtikti ir noras pasirodyti kuo geriau, kad kuo geriau jūs apie jį galvotumėt. Taip, ar jis galvoja apie jūs? Ketvirtasis variantas. 4 taurės, 2 kardai, taurių pažas, atsiskyrėlis, velnias, 10 pentaklių ir pentaklių karalienė. Wow! Na taip, pirmiausia, žiūrėkite. Aišku, kad galvoja ir vienareikšmiškai, ir čia tokios mintis, tokios mintis mergaitės jo. Taip, jisai galvoja taip, kad reikėtų jums čia kažką pasiūlyti, gal savaitgaliui, gal kažkur kažką smagaus nuveikti, gal kažkur kažkokį pasiūlymą, kažką tokio nuveikti. Ir jisai dabar tiesiog planuoja, ką čia nuveikti ir ką čia jums pasiūlyti, nes jisai dar kol kas neapsisprendęs, tai jisai dabar ieško tų variantų, gal netgi naršo internete, galbūt kažką tai svarsto, galbūt kažkur žiūrinėja kažkokius tai dalykus, kas čia savaitgalį vyksta, kas čia kaip, kur čia kas. Žodžiu, sprendžia, ką čia jums pasiūlyt. Ir aišku, kad pasiūlys kažką. Pasiūlys greičiausiai, tai gali būti toks variantas, kad jis jūsų be galo pasiilgęs ir nori pasiūlyti jums kažkur tai išvykti, kad jūs abudu atitoltumėt nuo viso pasaulio, pasislėptumėt. Galbūt netgi kažkur dviese, žinot, čia tokia labai graži trobelė pavaizduota tas atsiskyrėlis, tai kad jūs abu taptumėt tokie atsiskyrėliai, tarsi toj miško trobeliai. Ten, žinot, šiltas židinys, žvakių šviesos, vynas taurėse ir meilė, kūniški malonumai. Ir jisai supranta, kad tas kainuoja ir jūs tikrai prabangi dama, kuri šiaip savo nepasiduos, jai reikia, žodžiu, kad ta trobelė būtų su visų komfortu, kad toj trobeliai būtų ne tik židinys, bet ir dušas bent jau. Ir žinot, jeigu vynas, tai vynas prabangus, kad būtų, nes jūs to verta, jūs esat dama, kuri moka įvertinti visus dalykus materialius, įvertinti, teisingai įvertinti ir juos ne tik kad įvertinti, bet ir aplamai vertinti, branginti tokius dalykus. Jūs esate tokia dama, kuriai yra kokybė svarbus labai dalykas, vienas iš aspektų, iš svarbiausių dalykų, vienas iš svarbiausių, tai yra kokybė. Ir netgi, kad taip, jeigu tai ir trobelė, tarkim, miške ar prie ežero, su savo mylimu žmogum, su savo tuo meilės pažu, bet viskas turi būti labai gražu, labai geros kokybės, jisai tą supranta. Ir vat labai gerai, kad jis taip galvoja, mergaitės. Jis apie jūs galvoja kaip apie tokią prabangę damą. Ir jis ruošia tą, žodžiu, trobelę. Na, aš aišku, čia, kaip sakyt, kaip ir perkeltinė prasme, gali būti tai visai netrobelė, gali būti tai kažkur, ar išvyka kažkur tais į viešbutį, ar aplamai kažkur išvyka, ar tiesiog pas save į namus pasikviesti, gali būti ir toks dalykas, bet jisai supranta ir jisai va dabar ne veltui ieško variantų, žiūrinėja, ieško ir atrinkinėja tuos variantus, kurie jums tiktų. Ir jisai nenori pasirodyti tuo tokiu smulkiu pažu, nes jisai žino, kad jūs prabangi dama ir jisai stengsis jums padaryti tokį gražų, romantišką susitikimą.
kuriuo jūs turėtumėt likti patenkinta. Tai va. Tai čia 4 variantas, vyrukas dabar paieškose, mintise, kaip čia jūs, kur čia pasikviesti ir kaip čia jūs sužavėti, kaip čia tą susitikimą jūsų padaryti tokį kokybišką, kad jūs liktumėt patenkinta ir jisai liktų tokiose gražiose pozicijose jūsų akise. Tai va, tai visi variantai labai šaunus ir vyrukai tikrai savaitgalis, penktadienis mergaitės, tai visi labai tokių gražių minčių turintys. Iki.